Jaunimo mokykla organizavo respublikinę konferenciją Padėkime užaugti vaikui, kurdami saugią ir pritaikytą aplinką. Jonavos jaunimo mokykloje surengta respublikinė konferencija skirta socialiniams pedagogams su tikslu aptarti specialių poreikių vaikų ugdymą. Į konferenciją Padėkime užaugti vaikui, kurdami saugią ir pritaikytą aplinką atvyko atstovai iš Elektrėnų, Šakių, Kauno ir Jonavos rajono. Socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Berėznaitė-Demidenko džiaugiasi, jog socialiniai pedagogai diskutuoja, rengia konferencijas šių dienų aktualiomis temomis. Džiugu, kad šiandien kalbam su jumis tokią aktualią temą. Temos aktualumą apsprendžia ir šiandienos tendencijos ir tai, kad tarptautiniai teisės aktai, UNESCO įtraukties gairės kalba apie ypatingų vaikučių įtraukti į edukacijos procesą ir kalba apie tai, kad būtent tokie vaikai gali praturtinti mūsų ugdymo ir socialinės sąveikos procesą. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys, Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius daktaras Jonas Ruškus labai tiksliai išdėstė, kokios galimybės laukia specialių poreikių vaikų, jei apie juos galvosime ne kaip apie nesugebančius, bet kaip apie pilnaverčius bendruomenės narius. Man labai smagu būti čia. Žinot, daug įvairiausių renginių, daug įvairiausių kvietimų, bet labai džiaugiuosi, kad direktorius pakvietė ir aš tikrai džiaugiuosi atvažiuodamas čia, nes aš jau žinau, kad jūsų mokykla yra neeilinė mokykla. Iš direktorius. Dabar sužinosiu ir ne tik iš direktoriaus, kad tikrai darot labai puikius darbus ir kas yra, kodėl, sakykime, iš tą visų pirma sužinau, nes direktorius neša žinią apie vaiko teisės. Jis neša tą plačiai. Tai čia nepagiriamasis žodis direktoriui, pagiriamasis žodis mokyklai, kadangi apie vaiko teisės jūs patys žinot, kad tai nėra paprastas klausimas. Bet dabar šiandien mes turim tokius, sakykime, kontekstus, tas pats Norvegijos klausimas, reiškia, yra toliau apskritai žmogaus teisų klausimai, jie yra labai sudėtingi. Ne taip paprasta, kad sakyti, žmogus turi kažkokias teisės, tada kiti sako, mes ar turim ir panašiai. Žodžiu, labai džiaugiuosi ir jūsų mokykla tikrai ta mokykla, kurią galima nešti žinią ir plačiau apie jūs. Kalbant apie jungtinės tautas, truputėlį pasidalinsiu jumis. Reiškia, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos. Turbūt ją matėt, jeigu nematėt, labai rekomenduoju perskaityti. Toks dokumentas labai aiškiai sudėliotas vertybės. Ir labai aiškiai sudėliota veiksmų programa, ką daryti. Tai ten bazinis dalykas yra vienas pagrindinis. Vaiko teisių konvencijoje mažiau akcentuota, nors tas irgi yra, bet tai mažiau akcentuota. Tai yra, kiekvienas žmogus yra vertingas ir mes turim gerbti kiekvieno žmogaus orumą. Suprantat, ir kai šitą tą Maksimo istoriją prisiminus tą kitą istoriją, to filmuko vakarą į Facebooką įdėtą, reiškia, tada supranti, kad yra, apskritai visko bazė. Jeigu tu šitai supranti, pagauni, kas norėta pasakyti, tada visą kitą eina savaime ir aiškiai, ne savaime, bet reiškia, bet vis tiek jau tada žinai, ką ir kaip daryti, link ko eiti. Tai jungtinės tautos, žinot, tai yra valstybių sambūris ir, reiškia, jos yra 150 šalių pasirašius tą neįgaliųjų teisių konvenciją, Lietuva tame tarpe. Ir ką tai reiškia? Ką tai reiškia, tai yra jungtinės tautos priėmė dokumentą ir šalis ją ratifikuoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad negalią turinčių žmonių klausimas, prisimenat Ostapą Benderį, ar ne, kuris sako, neįgalių reikalas yra gelbėjimas pačius kęstančių. Tai nėra neįgalių klausimas, nėra neįgalių klausimas, tai yra apskritai valstybinės svarbos klausimas. Nes nuo to, kaip mes žiūrėsime negalę turintį žmogų, tokie būsim ir mes. Kaip mes save vertinam, tokie mes kursim bendruomenę, tokie mes kuriam visuomenę. Ir, jūs manat, labai įdomu tai, kad valstybė įsipareigojo. Tai nėra tik tai, kad, davai darom, reiškia, davai darom, nes to reikia, nes, kažkoks humanizmas to reikalauja. Ne, čia yra valstybinės reikšmės klausimas. Pasak daktaro Jono Ruškaus, yra du mąstymo būdai. Vienas, kai žmoguje matome tik negalią ir galvojame apie tai, ko jis niekada nepasieks. Kitas mąstymo būdas – stiprybėmis grįstas požiūris. Pastarasis požiūris leidžia būti moderniais, leidžia tikėti žmogumi ir jo kompetencijomis. Pasak profesoriaus, pirmiausia, mes turime išgirsti žmogaus poreikius, o tada ieškoti išteklių ir galimybių spręsti problemas. Visų pirma, išgirsti poreikius,
numatyti tam tikrus, link kur mes turėtume eiti ir tada mes ieškom vadinamus resursais arba išteklius, kaip ir kur ir kokiais ištekliais mes galim pasinaudoti. Ištekliai yra mūsyse, reiškia, yra čia, bet ištekliai arba galimybės keistis taip pat yra aplinkose, mokykloje, už mokyklos ribų. Laužiko mokykloje mes, pavyzdžiui, vienos mergaitės istoriją, mes supratom, Dauno sindromo turinti mergaitė, kuri labai norėjo dainuoti. Jinai turėjo elgesio problemų, bet jinai labai turėjo. O vienas berniukas turėjo elgesio problemų, bet jis taip norėjo kompiuterį išmokti. Ir mes tai padarėm. Elementariai išgirdom poreikius ir mes sukūrėm situaciją, kad individualizuotas situacijas, kad ta mergaitė buvo integruota į chorą mieste, miesto chorą, jinai puikiai atliko ten savo vaidmenį, nes choro idėjas labai irgi suprato šitą poreikį. Taip pat, reiškia, berniukas irgi, kuris norėjo, baigėsi visos elgesio problemos. Kai išgirsti poreikius, išgirsti istorijas, tu jais tiki ir sukuri ir pasinaudoji visais ištekliais resursais. Tiek tėvų, tiek aplinkos. Būreliai gali būti. Čia vėl kiekviena situacija yra labai įvairi. Tai va, tai aš tada, jau aš labai daug laiko užėmė, atsiprašau. Tai aš tai linkiu va šito, jūs jau tą darot, aš nebijoju, kad jūs tą darot ir gražus jūsų vaikai čia, kurie prisistatė, bet ir aš linkiu toliau eiti tokia. Konferencijoje dalyvavęs savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas teigė, kad Jonavoje bendras mokinių skaičius mažėja, o specialių poreikių vaikų skaičius didėja. Todėl socialiniai pedagogai ir jų darbas yra prioritetinės sritis. Ir pamąsčiau dabar, kiek žmonių jaunų pedagogų per 4 metus pas mus į savivaldybę į 30 įstaigų atėjo įsidarbinti. Užtenka vienos rankos pirštų. Ir kyla klausimas, kodėl žmonės taip nenori renkasi pedagogų specialybę ir kokios tai priežastys. Turbūt priežasčių yra daug ir pirmiausia, tai manyčiau, valstybės požiūris į šitą dalyką, nors raštuose, popieriuose minima, kad tai yra prioritetinė gyvenimo sritis, bet gyvenime matom tikrai nėra taip. Negalime su Danija lygintis, negalime su Švedija lygintis, negalime su Suomija lygintis, nekalbant apie rytų šalis, kur požiūris į pedagogą visiškai kitoks. Ir turbūt materialinė pusė nemaža turi įtakos ir darbo krūviai, darbo sudėtingumas. Ir einant arčiau jūsų specialybės prie specialiųjų pedagogų darbų, turbūt dar didesni iššūkiai, vaikai yra žymiai sunkesni, prie jų priėjimas yra visai kitas ir rasti tuos žingsnius, kaip įeiti į jų širdį, kaip juos paversti pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais, turbūt ne kiekvienam duota ir tikrai be galo malonu, kad jūs tam esat pasiaukoję, jūs dirbat su tokiais vaikais ir nors ir šiandien tokia paradoksali situacija turbūt, kiekvienais metais bendras vaikų skaičius ugdymo įstaigose mažėja, o specialiųjų poreikių vaikų skaičius didėja. Tai irgi negalim tokiais skaičiais džiaugtis, bet turime ką turime. Turime nešti tą sunkią naštą, kuri ant mūsų pečių uždėta. Ir turbūt ilgai nekalbėdamas, laukia įdomus, turiningi pranešimai. Žinau, ir su edukaciniam erdvėm galėsim susipažinti. Tikrai reikia džiaugtis, kad turime tokią jaunimo mokyklą, kuri, galim sakyti, viena aktyviausių mūsų įstaigų projektinėse veiklose. Jeigu daug įstaigų skundžiasi, kad trūksta mokymų ugdymų priemonių, tai jaunimo mokykla kai kurių neturi kur dėti. Tiek dalyvauja projektuose ir tiek visko yra prikaupę. Ir kad nesumaišyčiau citatos, man atrodo, jūsų darbą geriausiai apibūdina amerikiečių politinių veikėjų Roberto Grino Ingersono žodžiai, kuris sako, kad rankos, kurios suteikia pagalbą, yra švelnesnės už besibenčiančias lūpas. Taigi, dar sykį gražios dienos, gražaus turiningų pabendravimo ir sėkmės darbe. Jonavos jaunimo mokykla Respublikinėje konferencijoje išsamei pristatė specialių poreikių mokinių konkrečius ugdymo taikymo procesus.
Mokiniai turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programos antrą dalį gali būti ugdomi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas, kol jiems sueis 21 metai. Mokiniams rengiamos individualizuotos neformaliojo švietimo socialinio ugdymo programos. Jaunimo mokykla aktyvi projektinėse veiklose. Jaunimo mokykloje pagrindinis tikslas orientuotas į specialių poreikių moksleivių ugdymą, pasitikėjimą savimi. Jonavos jaunimo mokykloje daug dėmesio sulaukia įvairūs renginiai ir šventės. Pristatomajame video siužete jaunimo mokyklos mokinių tėvai negailėjo gerų atsiliepimų tiek mokyklos, tiek pedagogų atžvilgių. Respublikinės konferencijos metu svečiai turėjo galimybę apžiūrėti jaunimo mokyklos specialių poreikių mokinių ugdymo erdves, specialias klases. Išklausyti plenarinius pranešimus temomis tokiomis kaip ugdyti kūrybiškumą mokymosi procese, ugdymo aplinkos ir įtraukusis ugdymas, išgirsti mokinio jautrumo aplinkai vertinimus, pasitelkiant Jungtinės karalystės patirtimi. Specialiųjų poreikių vaikų statistika ir tendencijos nuo 2009-2014 metų ir panašiai. Respublikinę konferenciją organizavo Jonavos jaunimo mokykla, renginio rėmėjai Jonavos rajono savivaldybės administracija, Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyrius.